Sveiki sugrįžę, tęsime laidą Pokalbių klubas. Primenu, kad šiandien švenčiami kinų naujieji metai ir tą progą šiandien kalbiname Wing Chun Kung Fu asociacijos vadovą Liną Gudonavičių. Linai, papasakokite mums apie savigynos kursų projektą. Tai projektas, kuriam dar metų nėra. Turiu omeny, kada mes jį aktyviai bandome čia pažiūrėti, reiškia, aktyviai jį bandome reklamuoti, komunikuoti. Tai yra kodiniu pavadinimu Armor, tai yra savigynos projektas, nes vis tik tai mes matėme, jog yra ir iš atsiliepimų, kad yra didžiuliai stereotipai dėl kovos menų, žmonių galvose yra tam tikros nuostatos. Jeigu kovos menas, tai greičiausiai tai turi daryti tik stiprus, galingas žmogus. Jeigu tai yra kovos menas, tai yra ne merginai. Jeigu tai yra kovos menas, turi pradėti mokytis, kai tu esi mažas vaikas, 6-5 metų, ar dar blogiau, kaip tam tikros kartos atstovai. Jeigu tai yra kovos menas, jie mano, kad tai greičiausiai bus nusikalstamos veikos atstovas. Turėtų to užsiminėti. Tai vėlgi, tų inkarų yra įvairių ir įvairių nuostatų. Bandydami tai paneigti, tam mes turėjome ir laidų ciklą 2 metus per televiziją, mes turėjome daug įvairios komunikacijos, daug įvairių projektų. Tikrai nemažai pavyko žmonėms parodyti, kad tai yra kitaip, kad kovos menas tai yra intelektualus užsiėmimas ir nebūtinas tavo kažkoks fizinis specialus pasirengimas tam dalykui. Tai vat šis projektas, jis toks tarsi kaip tarpinė stotelė žmogui pasakyti, na tvarkoj, tu nori išmokti savigynos, nori suprasti, kas tai yra, bet nenori įsipareigoti, tiesiog nori pabandyti. Ateik, mėno laiko, tik tai, ir ne, ir tu gausi tam tikrus pradmenis, tu suprasi, kaip tavo kūnas į tai reaguoja, kaip tau pačiam sekasi, ar tau tai patinka, ar ne, ar tu norėsi vėliau to užsiminėti. Nebūtinai šio kovos menų, galbūt kitų kovos menų. Tai yra kvietimas būti aktyviam ir ne visada laukti, kad kažkas už tave tai turėtų padaryti, bet vėlgi, kad tu užsiminėtum kažkokiu tai sportu, tuo pačiu, kad tai yra ir tau nauda susijusi su pasitikėjimu ir tai, kad tu geriau valdai savo kūną. Tai vat šis projektas, savigynos projektas Armor, kiekviena raidė turi savo tam tikrą reikšmę. Ir mūsų tikslas buvo suformuoti tokį pavadinimą, kurį žmogui tarsi paliktų tokį kaip žemėlapį, kad jisai sakytų, okei, tvarkoj, vat jeigu aš užsiminėjau savigyną, į ką aš turėčiau atkreipti dėmesį. Ir svarbus dalykai, ką aš turiu atkreipti dėmesį, tai, kad aš turiu išmokti reaguoti gerai, į tai, kad aš turiu pastoviai judėti, nebūti vienoje vietoje, aš turiu būtinai orientuotis aplinkoje. Man yra labai svarbu, kad jeigu aš savigyną, tai turiu ir atakuoti mokėti. Paskutinis dalykas, paskutinė raidė, R raidė yra respekt. Ta prasme, kad aš privalau ir gerbti savo priešininką. Tai vat mes per visas tas tiek vertybinės, tiek ir tai, kas yra svarbu, savigynoje bandome pateikti žmogui per tą mėnesio trukmės užsiėmimų cikliuką, tai išugdyti ir jam tokį žemėlapiuką suformuoti jo galvoje. Trumpai apžvelkite, kaip mokiniai gali mokytis ir tobulėti papildomai netreniruočių metu. Dažnai toksai klausimas būna tiek iš paties mokinio, tiek iš instruktorių ar meistrų pusės. Ir ką daryti, kai aš esu vienas, arba tvarkoju, aš 2 kartus savaitę užsiminėjau ir ką man daryti laisvų laikų. Pirmas mano klausimas būna visada, tai pridėk ranką prie širdies ir pasakyk, kiek tu esi pasiryžęs to laiko skirti papildomai. Dažniausiai iš tos kiekvienos papildomos dienos po 2 valandas sumažėja iki to, galbūt dar vieną dieną papildomai kokias 15 minučių gal aš ir galėčiau prisiekti, kad aš kažką padarysiu. Tai va šitoje vietoje reikia būti mažiau tokiu, kad aš noriu būti madingas ir visiems pasakoti, koks aš esu aktyvus, bet iš tiesų suprasti, kad tai tu darai savo, ne kitam žmogui. Ir jeigu tau dėl tos veiklos, kurią tu darai, tau yra geriau, tu geriau jautiesi ir panašiai, tada tu turi nuspręsti, padaryti savo planą tokį, ta prasme tiesiog savo pasižadėti, kad štai aš ryte atsikelsiu tą valandą ir padarysiu mankštelę, arba aš vakare tai padarysiu, ar dienos metu. Ir kai tu jau žinai, kiek to laiko turi, tada jau tu gali ir atitinkamai formuoti kažkokius tai savo, nežinau, tikslus, ką tu turėtum konkrečiai išdirbinėti tuo laiku. Ir jeigu tu esi vienas, nėra partnerio, tai natūralu, daugybės veiksmų tu negalėsi padaryti. Bet tiek paprasčiausiai tempimo pratimai, tiek paprasčiausiai veiksmai, kurie susiję yra su greičiu, ar tie veiksmai, kurie koordinacija yra svarbus, kad ir kažkai yra tam tikros formos, kur tu gali ant vienos kojos padaryti, kad lygsvarą savo palavintum, tu gali, nežinau, jeigu tu nori, tu gali teleką žiūrėdamas vieną koją laikyti ore ir pabandyti taip išstovėti kelias minutės ir kiekvieną kartą pakelti. Tai visą laiką, vadinasi, jisai, kad vis prailgėtų. Tai yra daug tų būdų, kaip tu gali netgi kitą veiką užsiminėdamas padėti savo kūnui. Bet čia nėra vieno geriausio dalyko ir kažkokio tai recepto, ką tu turi daryti. Kiekvienas mes esame skirtingą turime laiką ir skirtingas veiklas. Jeigu žmogus protinį darbą dirba vienaip, jeigu žmogus statybų sektoriui
dirba, jisai pavargęs, išvargęs grįžta namo, tai jam nesakysi dar tų fizinių pratimų padaryti. Gal tada tu gali judesius kažkokius tai atlikti, kurie tave nuramintų, kvėpavimo pratimai ir panašiai. Taip, kad kiekvienas mokinys yra kviečiamas ir jam yra sakoma, kad bendrauk su instruktoriumi ir jisai tau padės suformuoti tavo tą dieną. Kokių asmeninių ir fizinių savybių turi turėti žmogus, norintis prisijungti prie jūsų treniruočių? Mes sakome, kad svarbiausias dalykas tai yra noras. Ir jeigu tu turi norą, bet tu neini neužsiminėji, nesitreniruoji, reiškia, tavo noras tikrai nėra didelis. Jeigu pas tave noras yra didelis, tada yra kitas svarbus dalykas, tai yra turi būti menas arba veikla, kuri tau patinka. Na, natūralu, tai yra susiję noras su veikla, bet tu turi atrinkti, nes gali būti daug gretutinių arba panašių veiklų, tu turi kaip ir pasirinkti, kad galėtum koncentruoti save. Ir jeigu tu jau turi norą didžiulį ir tu žinai, kurioje srityje, vienas elementas be galo yra svarbus, tai mokytojas. Tai yra be galo svarbus dalykas mokytas žmogus, kuriam tu atiduosi savo laiką, kuriam tu atiduosi savo pasitikėjimą. Todėl yra be galo svarbu domėtis, išsiaiškinti apie tą savo mokytoją, apie tą žmogų, kuris tave lydės tame kelyje. Ir jeigu yra jau tas pasitikėjimas mokytojų ir tu atradai tikrai gerą mokytoją, reikia, mes tai vadiname, pastatyti arba suformuoti stiprų galingą tiltą tarp savęs ir to mokytojo, kad tos žinios ir ta patirtis, jinai nepertraukiamai galėtų tiesiog tekėti. Tai yra be galo svarbus dalykas, jeigu tu nori to užsiminėti. Tai nėra svarbu, ar tu esi mergina ar vaikinas. Tai nėra svarbu, ar tau 20 metų, ar tau yra 50 metų. Yra mūsų klubuose labai skirtingo amžiaus žmonių ir net sakyčiau, didžioji dauguma žmonių pas mus yra vis tik suaugę žmonės. Tai puikiai parodo tą dalyką, kad gali užsiminėti bet kas. Ir aš kai sakau suaugę, tai ne tik, kad 18-19 metų. Pas mus yra nemažai žmonių, kurie yra 40 metų ir vyresni. Jie puikiausiai užsiminėja kiekvieną užsiėmimą, turi tam tikrą savo asmeninį progresą. Todėl tai nėra baisu ir tai nėra, kad kažkoks dalykas ateisiu, aš būsiu stumiamas į varžybas ar dar kažkur. Ne, tu jeigu atėjai, tu nori užsiminėti, nori tobulėti, kiekvienas gali padaryti savo asmeninę pažangą. Nori būti profesionalu, tvarkoj. Nori būti instruktoriu, gerai. Nori būti meistru, puiku. Nori gerai praleisti laiką, asmeninę pažangą daryti. Tai puikiausiai tinkama yra vieta. Todėl šitoje vietoje aš vis tik sakyčiau, turi būti noras, apsisprendimas, ateiti ir išbandyti. Už pokalbį dėkojame Wing Chun Kung Fu asociacijos vadovui Linui Gudonavičiui. Jūs klausėtės laidos Pokalbių klubas ir visiems švenčiantiems linkime linksmų kinų naujųjų metų.